Mačiau komentarus, kad tu betini, kaip sakant, arba liaudiškai darant, statai ant konflikto pabaigos. Kodėl? Abidvi pusės labai lėtai, nestabiliai juda link susitarimo ir aš manau, kad mano prognozija, aišku, čia labai tokia neatsargi prognozija, kad karinio konflikto pikas yra pasiektas arba bus pasiektas labai netrukus. Mes labai nestabiliai judėsime link dėrybų. Tikėtina, kad dar šią savaitę bus antras dėrybų raundas, bet aš manau, kad tiek neužteks. Aš prognozuočiau, kad bus 3, 4 arba netgi 5 dėrybų raundai, bet karinės eskalacijos aš nematyčiau. Ir tokiu atveju naftos kaina tikriausiai svyruos ties $90-100 už barelį. Ta prasme, šiuo metu nėra tikimybės, kad nafta sugrįš į tą lygį, kuris buvo prieš pat konfliktą, tai apie 65-70, bet aš manau, kad ir viršutinės konflikto ribos, tai yra 120 nepasieks. Tai yra tol, kol rinka matys, kad abi dvi pusės juda link susitarimo, kad ir nestabiliai nafta sieks apie $90 už barelį, kas nėra labai gerai, bet tikrai nėra labai blogai.